Derliaus nuėmimo revoliucija. Apdovanojimus laiminti automatinė kombaino parametrų reguliavimo sistema ICA2 padidina galimo našumo panaudojimą vidutiniškai 200%. Kadangi nereikia reguliaraus mechaninio sureguliavimo, operatoriai gali būti tikri, kad jų kombainas veiks našiai, nesvarbu kas vairuoja. Taigi, jei pakeisite vairuotojus pamainos pabaigoje, vis tiek gausite tokią pačią grūdų kokybę. Paprasta nustatyti. Pirmiausia, kombainas yra optimizuojamas su interaktyvia kombaino optimizavimo programa ICA. Kai pasiekiamas norimas nuostolių lygis ir grūdų kokybė, nustatomas tikslinis našumas ir kombainas atlieka būtinus sureguliavimus, kad būtų užtikrintas norimas rezultatas. Net jei sąlygos keičiasi, pavyzdžiui, drėgni šiaudai ar piktžolėmis užterštos sritys, ICA2 automatiškai kompensuos, net jei nepastebėsite jų. Be to, niekada nebus praleistas kalibravimas. ICA2 valdo ir kūlimo ir valymo procesą. Dvi skaitmeninės kameros, esančios švarių grūdų ir perkūlimo elevatoriuose, nuolat matuoja pažeistų grūdų ir nešvarumų kiekį. Reguliavimai automatiškai atliekami, norint išlaikyti iš anksto nustatytą kokybę. Operatorius gali stebėti atliekamus reguliavimus ir valdyti jų poveikį norimam rezultatui ir, jei reikia, paveikti jautrumą tam tikrose srityse. Jis taip pat gali įsijungti grūdų ar perkūlimo elevatorių tiesioginius kameros vaizdus, kad patikrintų pašalinių medžiagų, pažeistų grūdų ar neiškultų varpų kiekį. Dabar žinosite grūdų kokybę prieš jiems patenkant į elevatorių. Tai reiškia daugiau jokių baudų už grūdus, neatitinkančius jūsų pirkėjo standarto. Be to, galite būti tikri, kad jūsų kombainas visada veiks optimaliai našumo ir kokybės atžvilgiu. Diena iš dienos.